1700 km, 8 dienos, lietuviška žiema. 3 keliautojai su beveik 20 metų senumo golfu ir dideliais lūkesčiais. Tai ne apie tobulos atostogas. Tai apie tai, kaip yra iš tikrųjų. Kai šalta, slidu, kartais nepatogu. Atostogos, kuriuose niekas neįskaičiuota. Pakilę nuo kūčių stalo, išsiruošėme į kalėdinę šeimos kelionę aplink Lietuvą. Su planu ir su dideliu noru pamatyti tai, ko dar nebuvom matę. Aš, Paulius, vairuoju ir stengiuosi viską nufilmuoti. Gintarė įtraukia lankytinas vietas į maršrutą, rezervuoja nakvynės ir nuolat koreguoja kelionės planą. Ugnė sėdi gale savo kėdutėje, klausia ar dar toli ir sprendžia kitus svarbius 7-mečio reikalus. Startas Vilniaus rajonas, tikslas apvažiuoti Lietuvos perimetrą. Pamatyti kuo daugiau nelankytų vietų, stabtelėti prie eglučių, naujosius sutikti Kretingoje. Vairuok! O sausio 1-ąją tęsti kelionę per Mažąją Lietuvą, Suvalkiją, Dzūkiją ir saugiai pasiekti namus. Kiekvienas turėjom savo must see. Mano pirtis, baseinas, apžvalgos bokštas, delfinariumas, būstas su židiniu, Mažoji Lietuva, automobilių muziejus arba turgus, pažintinis takas ir, aišku, Prienų čeburekai. Gintarės, jūra, dvaras, gyvūnai, draugai Kretingoje, ežeras, miškas, naujas desertas, mokslo sala Kaune ir kelionė traukiniu. Ugnės, džakuzi, kalėdinis miestelis, kaminukas su nutela, sausainių kepimas, Vilniaus eglė, čiuožimas pačiūžomis, vafliai, zoologijos sodas ir paatostogauti palapinėje. Gruodžio 26. Pirmoji kelionės diena. Iš namų tiesiai į Nemenčinės Lidlą. Perkam morkų ir obuolių gyvūnams ir žinoma maisto savo. Pirma stotelė Pabradės eglė. Toliau Azumiškės 2 Švenčionių rajone. Aptverta teritorija elniai, danieliai, stumbrai. Gyvūnus maitinti galima nemokamai. Bet patarimas. Maisto imkit daugiau ir turėkit peilį jam pasmulkinti. Mes lengvai sumaitinom 3-4 kg. Tėti peiliuko reikia. Fu, kaip smirda iš burnos. Nekiškite rankų į aptvarus. Gyvūnus galima pavaišinti obuoliais arba morkomis. A, как tai. Jinai dar nori, mam. Na tai tenai dar bus draugų. Nu, bet jinai irgi melutė, jinai dar nori. Nu, prašau, duokė. Tik jai. Vėl labai greit valgė. Kas yra? Gražuolį kokia. Po to Švenčionis. Vėlyvi pietus. Restoranas tuščias, tik mes. Ugnė užsisakė lietinių su nutela ir krem briulė. Aš žirnių sriubą, blynus su lašiša ir kavos. Gintarė, blynus ir kavą. Kol laukia maisto, dar kartą perėjom savo norų sąrašus. Noriu pačiuožinėti su pačiūžom. Pavalgę dar trumpam stabtelim prie Švenčionių eglutės. Nieko perdėto, bet tvarkinga jaukų. Toliau Zarasai. Temperatūra krenta, asfaltas pasidengia plikledžių, golfo padangos bando kabintis į kelią. O stabilumo kontrolės lemputė eina iš proto. Laikas spaudžia, temsta. Stabtelim prie bičiulių apžvalgos bokšto. Į viršų užlipa ne visi. Bijau. Mama, aš jau viskas. Čia jau biški vėjukas jaučiasi. Aš dar spėju kažką pamatyti prieš sutemstant. Batas atsirišo biški. Bičiulio apžvalgos bokštas. Saulė jau nusileido. Brailio raštas akliesiems, jeigu nebijojo čia užsilipti ir pasiekė viršūnę, tai gali
pasiskaityti, kas čia yra ir pamatyti, aišku, šito viso grožio dėja nepavyks, bet už tai mes galim tuo pasidžiaugti. Matosi ežerai, sodybos. Tai koks šitas pulsas? 101. Ok, tai štai čia yra ryšys. Man atrodo, žemyn leisis yra truputį baisiau negu buvo kilti viršų. Toliau Ignalina ir jos kalėdinė eglė. Sekantis mūsų taškas jau yra Zarasai. Ten apsistosim, pamiegosim, galbūt kažką tai apžiūrėsim pačiam mieste. Bet šiaip planas išsimiegot, ryte atsikėlus pavalgyti pusryčius ir rytoj prasidės nauja diena ir nauji nuotykiai. Sutemus pasiekėm Zarasus. Apžiūrim eglę, gražiai apšviestą parką, aikštė palieka tikrai gerą įspūdį. Vakarieniaujam restorane Monopolis, aš porą užkandėlių prie alaus, Gintarė kažkokią žuvį. Norom nakvot ir planuoti rytojaus dienos. Nakvynė, senos statybos daugiabutis, 4 aukštas. Būtas erdvus, padoriai įrengtas, bet garso izoliacija praktiškai neegzistuoja. Girdim kaimynus, girdim kanalizaciją, girdim gyvenimą. Žiūrim ledynmetį ir planuojam tolimesnę kelionę. Viena para 3 70 €. Pirmoji diena baigta. Aš balkone gyvensiu.